Liudas Vasaris ruošiasi būti kunigu ir abejoja dėl pašaukimo. Kas tas pašaukimas? Apie tai jis ir svarsto visas 3 knygos dalis. Pirmoje knygos dalyje Vasaris mokosi kunigų seminarijoje, o ten yra taip nuobodu, kad jis net pradeda rašyti eilėraščius. Bet ir vėl bėda. Būdamas kunigu, jis gali rašyti tik labai dorus ir nykius eilėraščius, nes kitaip bažnyčia supyks. Panašiai kaip darbdavys prižiūri, kas skelbiate socialiniuose tinkluose. Dar viena bėda. Vasariui patinka moterys. Jis įsižiūri Liucę, tokią gudą kaimietę, bet pirmos dalies pabaigoje ji išteka. Antra knygos dalis įdomiausia. Vasaris jau tikras kunigas su 2 bendradarbiais kunigais, kuriems labiau rūpi krautuvė ir ūkis negu sielų išganimas. Vasaris ne ką geresnis. Jam rūpi gretimo dvaro baronienė, kuri yra šauni hedonistė, dalinasi su Vasariu knygomis ir bando jį dėl pramogos suvilioti. O šis labai ir nesipriešina. Deja, šią pasakojimo dalį nutraukia karas. Beje, Vasaris vis įsivaizduoja moteris kaip paviršutiniškas viliogės ir nuolatos nustemba supratęs, kad jos turi ir gilesnių jausmų. Tik vieną jis idealizuoja – nepažįstamąją katedroje, kurios nė veido nematė. Ok. Trečioje knygos dalyje Vasaris grįžta į Lietuvą jau toks pasaulietiškas kūrėjas ir visai nebenori tos bažnyčios, bet vis dar vilkina. Jis įsimyli tokią rimtą amerikietę Auksę, kuri yra praktiškai paties Vasario atspindys ir tai yra baisiai nuobodu. Jų meiliai trukdo ne tik bažnyčia, bet ir Liucė iš pirmos dalies, kuri dabar yra tikra Kauno ponia, bet labai nelaiminga, bet tarp jų dviejų vis tiek užsimezga romanas. Na, bet trečios dalies pabaigoje Liucė ištinka tragedija, labai patogi Vasariui, ir jis tampa laisvas eiti į naują gyvenimą su Aukse. Kaip knyga parašyta? Vasaris kažką pajaučia, tada mąsto apie tai, ką pajautė. Tada pasakotojas iš laiko perspektyvos komentuoja, ar Vasaris teisingai pamastė apie tai, ką pajautė. Ir tada mes, skaitytojai, mąstome apie tai, ką jaučia Vasaris ir ką mes mąstome. Tai yra psichologinis romanas.